Akį traukiantis stilingas miesto crossoveris atrodo, lyg būtų ką tik nužengęs iš komiksų, tačiau jis jau spėjo nugalėti Top Gear, buvo palankiai įvertintas moterų, o 2023 metais jis buvo išrinktas geriausiu Europos metų automobiliu. Avenger tai yra šviežias oro gūsis iš Jeep stovyklos. Avenger yra mažiausias iš Jeep modelių, tačiau pažvelgus į jo išorę tikrai iš karto labai lengvai galima suprasti, kad tai yra Jeep šeimos narys. Nors tai yra ir elektromobilis, tačiau Jeep modelių grotelių dizainas išlieka ir čia. Jeep nebūtų Jeep, jeigu neturėtų aukštos prošvaisos. Šio Avenger prošvaisa yra 20 cm, tai aukščiausia savo klasėje. Ką tai reiškia? O tai reiškia, kad jums bus nebaisus nei kiemo borteliai, nei kažkokie sudėtingesni miško keliai. Jeep savininkai, užsidenkite ausis. Avenger modelis yra varomas tik tai priekiniais ratais ir neturi kitiem Jeep modeliam būdingų blokiruočių. Bet jų ir nereikia, nes Avenger yra nusitaikęs į klientus, kurių pagrindinės kelionės vyks mieste, o tai atspindi ir jo dizaine. Kadangi gamintojai šį Jeep mato keliaujantį miesto džiunglėmis, kuriuose ne visi moka atsakingai parkuotis ir saugoti ne tik savo turtą, bet ir kitų, aplink automobilį yra apsaugos, kurios saugo automobilį nuo įlenkimų ir įbrėžimų. Beje, plastikas tam yra atsparesnis, o ir pakeitimas esant reikalui bus pigesnis. Iš šono puikiai matosi, kad tiek galas, tiek priekis yra trumpi, o tai padeda išvažiuoti iš stačių aikštelių arba įveikti stačias įkalnes arba nuokalnes, nesubraižant automobilio apačios. Jeep modelį turi labai smagias detalės, kurios labai džiugina jas atradus. Pavyzdžiui, kaip ši maža boružėlė. Legendinių grotelių atvaizdavimą rasite ant ratlankių, jos slepiasi ir už multimedijos ir pačiame priekyje. Nuotykių ieškotojo dvasią atspindintis kalnai. Vairuodami visada matysite vaiką stebinti žvaigždės, kurios yra čia. Jeep mėgsta parodyti ant savo modelių, kada prasidėjo jų istorija. Taip yra ir šiuo atveju. O dar vienas groteles rasite pasislėpusias po galiniu spoileriu. O kelionėse orientuotis padės kompasas. Šio elektrinio Avenger modelio bagažinės talpa yra 355 litrai. Pasirinkus hibridinį, bagažinės talpa padidėja iki 380 litrų. Tai iš tiesų nėra labai daug, bet pagrindiniam kelionės daiktams susidėti vietos tikrai pakaks. Bagažinė yra plati, tad iš tikrųjų bus nesunku tiek įdėti, tiek išimti sunkesnius krovinius. O privalumas yra tas, kad joje dar yra atskira vieta laidam ir manau, kad tikrai tilptų ir smulkesni kažkokie kasdieniai daiktai. Automobilis stilingas ir išskirtinis išorėje. Tai ar jis toks pats yra ir viduje? Ir iš tikrųjų taip. Viduje vyrauja tamsios spalvos, tačiau turime vieną ryškę detalę, kuri suteikia gyvumo ir šviesias lubas, kurios suteikia erdvės pojūtį. Sėdynės iš tikrųjų irgi atrodo vertos dėmesio. Labai gražiai atrodo kalnų siluetas, kuris yra sėdynės atloše. Jos iš tikrųjų yra prilaikančios iš šono ir pozicija sėdėjimo yra labai patogi. O priklausomai nuo to, kokią komplektaciją pasirinksite, jos gali būti valdomas arba mechaniškai, arba elektra. Beje, keleivio sėdynė priekyje taip pat turi ISOFIX tvirtinimo taškus. O mėgstantiems komfortą vairuotojo sėdynė gali turėti ir masažo funkciją. Nors Avenger modelis nėra didelis, tačiau dėtuvių iš tiesų yra daug ir jos pakankamai didelės. Vandens buteliuką ir smulkesnius kasdien vežiojamus daiktus tikrai galėsite lengvai įsidėti duryse. Didesnį ar mažesnį kavos puodelį taip pat galėsite vežti štai šioje dėtuvėje, tarp kitko dydis čia yra reguliuojamas, galėsite įsidėti ir didesnio dydžio butelį. Na, o čia turime didžiausią dėtuvę visame automobilyje. Joje rasite USB 12 V jungtį, USB-C jungtį, taip pat yra ir belaidis telefono įkrovimas. Tiesa, dydis šios dėtuvės yra toks, kad tikrai prireiks fantazijos, ko į ją pridėti. Turime ir tikrai patogų porankį, kuris reguliuojasi pirmyn ir atgal ir taip pat slepia tokią dėtuvėlę, kurioje tikrai galėsite įsidėti dar daugiau savo asmeninių daiktų. Iš įdomesnių dėtuvių turime štai tokią atviro tipo lentynėlę, kurioje galime vežtis telefoną arba daugiau kažkokių smulkesnių daiktų.
Vairas yra labai simpatiškas ir tikrai patogus ir malonus liesti, beje, Jeep nesivaiko madų ir palieka, kas tikrai veikia, tai yra fiziniai mygtukai ant vairo, kurių kiekvieną paspaudimą galėsite jausti ir tikrai nepridarysite klaidų. Beje, fizinius mygtukus rasite ir klimato kontrolės valdyme. Multimedijos ekranas didelis, ryškus, veikiantis tikrai greitai, labai lengva viską suprasti, beje, Apple CarPlay ir Android Auto veikia be laido, tai iš tikrųjų irgi yra labai patogu. Na, o jeigu kažkur tai ilgiau stovite, tai galite rasti žaidimų, su kuriais laikas praeis tikrai greičiau. Vairuotojo ekranas iš esmės yra toks pats kaip ir multimedija. Jis yra didelis, ryškus ir paprastas naudoti, o vizualizacijas galėsite pasirinkti pagal tuo metu vyraujančią nuotaiką. Pasižiūrėkime į galinės sėdynės ir erdvę gale. Panašu, kad aukštesniem žmonėm kojom vietos galbūt galėtų ir pritrūkti, tačiau patogiai įsitaisyti tikrai bus įmanoma. Sėdynės atrodo patogios, kokybiškai apsiūtos, su labai subtiliai paslėptais Isofix tvirtinimo taškais. Kasdieniam praktiškumui kišenėlės už sėdynių ir viena USB-C jungtis. Žinoma, automobilyje tiek priekyje, tiek gale yra pakankamai nemažai plastiko, tačiau jis atrodo kokybiškai, o grįžus iš žygio po miškus tikrai bus lengva nuvalyti parsineštas dulkes. Vos pravažiavus kelis kilometrus jau galima suprasti, kad tai vienas maloniausiai valdomų Jeep modelių. Vairas lengvas ir tikslus, o dėl savo dėžutės formos dizaino gabaritus iš tikrųjų yra labai lengva jausti, o jeigu būtumėte mieste, kur yra siauros gatvės ir daug priparkuotų automobilių, tai žinoma, parkavimo sistemos davikliai jums padės. Posūkio rankenėlės šiame automobilyje norėsite naudoti iš tikrųjų pakankamai dažnai, vien dėl to, kad jo skleidžiamas garsas yra iš tikrųjų labai įdomus. Paklausykite. Pasirinkus skirtingus važiavimo režimus turėsite ir skirtingą variklio galią. Nors automobilis stovi ganėtinai aukštai, visus 20 cm nuo žemės, tačiau nėra pojūčio, kad jūs važiuotumėte Pizos bokštu. Taip yra, nes automobilis turi žemą svorio centrą. Ne visi elektromobiliai turi, o Avenger turi, tai yra šilumos siurblys, kuris labai praverčia šaltuoju metų laiku, kai reikia palaikyti tam tikrą darbinę baterijos temperatūrą. Kraunant 100 kW gale nuo 20 iki 80% Avenger bateriją pakrausite per 27 minutės. O pilnai įkrovus bateriją nuvažiuojamas atstumas siekia iki 400 km. O jeigu nenorite užsiimti elektromobilio krovimais, galite rinktis ir hibridinę versiją su 101 arklio galia, kurio kuro sąnaudos bus 5 litrai 100 km. Jeigu su Jeep Avenger važiuojate tokias vietas, kur reikia daug sukiotis, tai iš tikrųjų apsisukimo spindulys yra pakankamai pagirtinas – 10,5 metro. Dar vienas dalykas, kuo Jeep Avenger skiriasi nuo kitų automobilių, tai tas, kad jame nėra pavarų perjungimo svirtelės. Jas atstoja mygtukai. Nors nėra visų ratų pasirinkimo galimybės, tačiau galima pasirinkti važiavimo režimus pagal tuo metu esančią kelio dangą. Parkuoti su Jeep Avenger iš tikrųjų nėra sunku, nes kamera didelė, ryški ir piešia trajektoriją, kurią važiuojate. Taip kad tikrai labai galvos sukti nereikės. Vairuojant Jeep tikrai kyla noras nuotykiam, o ar kyla toks noras vairuojant Jeep Avenger? Tikrai taip, netgi jeigu jūsų kelionės būna tik tai mieste. Jeigu šis automobilis jums pasirodė pernelyg stipriai kviečiantis į bekelę, tai yra prancūziškas variantas Peugeot 2008, kurį apžvelgsime kitą kartą.